pamatysit po pusantros savaitės, kokie bus rezultatai. Jau šiandien Gaidys šneka, kad matomai socialdemokratų reitingai yra išpūsti. Aš manau, kad jie yra išpūsti ir aš manau, kad jie yra išpūsti dirbtinai, kaip ir yra išpūsti valstiečių ir kiti. Aš nebejoju, kad Darbo partija dalyvaus būsimoje valdančioje daugumoje. Aš nebejoju, kad mes tikrai turėsim stiprią komandą Seime ir vykdysim tą, ką žadėjom. Jeigu mes nieko nedarysim, tai kad nebūtų taip, kaip buvo 39 metais, tai tada mes buvom iš tikrųjų ir apsiglakavę, ir kariuomenė buvo paruošta. Ten buvo tik tai politinė klaida padaryta, kad be jokio šūvio, reiškia, buvo atiduota Lietuva okupantam. Ir žinom, kas po to gavosi. Kaip pagal jūs, aš auksinis berniukas ar kaip? Kubilius numažino. Kubilius numažino, atsiminkim. Vietoj to, kad Kubilius skolintųsi iš Tarptautinio valiutos fondo, jis pradėjo skolintis iš privačių bankų ir, reiškia, vietoj 2 procentų mokėdamas 9,5, kurie galėtų į pensiją ir panašiai. Estai ruošiasi daryti vieną ministeriją. Iš viso vieną. Ant visos valstybės. Ir plius. Mes dabar turim 14. Pagal mūsų manimus, padaryti 4-5 pilnai užtektų, sumažinant ir, kaip sakau, per pusę ir svarbiausia, mažinant valstybės tos prisiimamas funkcijas. Tie, kurie lieka ir dirba žmonės, jiems gal net ir geresni atlyginimai galėtų būti. Kiti turėtų būti perprofiliuoti į kitus dalykus, bet būtų laisviau kvėpuoti visiems. O taip reikia daryti. Tai va tą ir darysim. Ačiū visiems. Ačiū.